Tarptautinis projektas Europos muziejų naktys antrąjį kartą sukvietė kelmiškius prie Kelmės dvaro. Muziejų naktys rengiamos jau nuo 2005 metų. Renginį inicijavo Prancūzijos kultūros ir komunikacijos ministerija bei Prancūzijos muziejų direkcija. Į akciją kasmet įsijungia vis daugiau muziejų įvairiuose šalyse, nuo Norvegijos iki Portugalijos, nuo Andoros iki Rusijos. Šis renginys rengiamas, minint Tarptautinę muziejų dieną. Naktis Kelmės dvare, tarp iliuzijos ir tikrovės. Taip pavadinta šių metų naktis muziejuje, kurios metu pasirodymus surengė Lietuvos iliuzionistų klubas, švenčiantis savo veiklos 10-metį. Šventės pradžioje sveikinimo žodžius tarė Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė ir Kelmės dvaras atsidūrė magų rankose. Dvaro rūsyje vyko šiurpioji dalis. Ne vienas išbandė giljotinos aštrumą, ar tramdomųjų marškinių tvirtumą. Tuo pat metu dvaro rūmų pirmojo aukšto salėse triukus rodė per 10 iliuzionistų. Dvaro rūmų antrame aukšte veikė Jono Ziemelio plakatų kolekcijos paroda Magai plakatuose, bei buvo demonstruojamas vaizdo projektas Lietuvos iliuzionistų klubui 10 metų. Pusę 11 vakaro didžiojoje dvaro salėje surengtas magų pasirodymo koncertas. Jame stebėjome 14 iliuzionistų iš Lietuvos, Latvijos, Italijos, Rusijos pasirodymo programas. Dar senovės Egipto Babilonijos žyniai, remdamiesi fizikos, matematikos, astronomijos, mechanikos bei chemijos mokslų žiniomis, demonstravo stebuklus, kurie sutraukdavo į šventyklas smalsuolių minias. Apie pirmosius Lietuvos iliuzionistus rašytinės medžiagos negausu. Senuosiuose dokumentuose minimi raganiai ir burtininkai. Žinoma, kad liaudyje iliuzionistai buvo vadinami monininkais, o fokusai špausais monais. Apie 20 amžiaus Lietuvos iliuzionistus duomenų turima kiek daugiau. 1920 metais savo nepaprastą jėgą demonstravo Tūlas Jankauskas. Jis pakeldavo 2 pakenkytus arklius, ant jo krūtinės žiūrovai skaldydavo daugiau kaip 150 kg sveriančius akmenis. Į Kelmę iliuzionistus sukvietė magas Rolandas Kančauskas.